Šį fantastišką senovinį skambutį man padovanojo dviračių meistrai su Švento Kristoforo ženklu. Jam gal koks 60 metų šiam skambučiui. Važiuojame dviračio taku ir atsitrenkėme į kągi, į stulpą vidury dviračio tako. Štai ką reiškia, kai projektuotojai planuoja tik tai prie savo darbo stalo ir niekada matyt patys dviračių nevažinėja. Dviračių takas atrodo geriausiai tinka pėstiesiems. Bet šiais metais specialiai ženkliai daugiau pažymėsime dviračių takus, kad nevaikščiotų dviračių takais. Šiais metais daugiau pridėsime dviračio ženklų, kad pėstieji matytų, kur yra dviračių takai. Va čia blogas pavyzdys. Čia matyt ne Vilnietis, bent jau netikras, nes stovi ant dviračio tako ir neleidžia dviratininkams pravažiuoti ir be abejo pažeidžia eismo taisyklės. Kaip sekasi dviračiu važinėti? Puikiai. Ir takų trūksta gerų. Darysim daugiau. Gerai. Reikia dar mokyti tiek vairuotojus, tiek pačius dviratininkus. Vieną nufilmavau, kuris priparkavęs mašiną ant dviračio tako. Nu jo, čia labai dažnai pasitaiko, būti važiuojant. Ir šitą dviračių juostą, tokių, kurie važiuoja prekes iškraut konkretų. Ir taip ir tenka, o taip važinėti. O iš dviratininkų pusės tai net pasitaiko, kurie važiuoja kitą eismo pusę. Tai super! Ačiū. Privažiuojame gerą pavyzdį, nes dažnai dviratininkai skundžiasi negali pravažiuoti dviračio taku, nes ant jo pastatomas automobilis. Taigi čia pieno žvaigždės reikia pagirti. Jie priparkavo taip, kad ir mašinos pravažiuotų, ir dviratininkui yra vietos pravažiuoti. Tokie turi būti Vilniaus vairuotojai.